Labą dieną, randamės Alytoj, antras Street lygos etapas. Dalyvaujam tryse, Gytis, Rytis, aš. Ryčiui ir Gyčiui kaip visada sekasi geriau nei man. Nesu aštriausias peilis stalčiui, tiek kaip galbūt girdit iš garso, sveikata šlubuoja. Suvažiavom treniruotės, pastebėjom klaidas, vieni pasitaisė, kiti nelabai. Mano automobilis iš tikrųjų valdosi labai puikiai, jisai važiuoja įspūdingai, tiesiog problema yra tikrai nesumažina, problema yra manį. Šiandien tikrai neina niekai perlipti per save, atrodo važiuoju jau tikrai pakankamai gerai, tačiau vis tiek trūksta, niekaip neįveikiu pilnai visos trasos. Šiaip ne taip, kažkaip išvažiuoju, bet ne taip, kaip aš ją norėčiau, pats pykstu ant savęs, pats nesu patenkintas. Žiemą šiaip automobiliui buvo kosmiškai daug modifikacijų atlikta. 142 kW atsukom vos ne 180, netoli 180 kW. Newtonų netoli 300, dabar tikslaus skaičiaus nepasakysiu, 290 kažkeli, tikslaus skaičiaus nežinau. Perinkta visa važiuoklė, išsukimas žinoma liko tas pats, perinkta važiuoklė, pakeista transmisija. Variklių apranga visa pakeista, pilnai išmetimas, perdarytas ir taip toliau. Žodžiu, automobilis yra max išdirbtas, kad su juo galima būtų važiuoti konkurencingai. Tiesiog jam reikia galbūt geresnio vairuotojo arba reikia man, nežinau, paaugti jo pačiam, bet jau į ūgį jau nelabai augu. Ir taip čia jaučiu pats žemiausias iš visų, tai kur daugiau augti neįsivaizduoju, galvoju gal plaukus susiauginti. Ryčiui irgi žiema iš tikrųjų nebuvo nuobodi. Rytis persirinko pats variklį, lygiai taip pat užsidėjau siurbimą, užsidėjau stiklo pluošto visą priekį. Irgi nenuobodžiavo tikrai, perinko pats variklį, variklis dar iki šiol dirba, neužkalęs. Čia tikriausiai ir jam pačiam yra keista. Taip pat uždėjau irgi siurbimą kitokį, praktiškai tokį patį kaip pas mane. Čia antra versija, čia biški gražiau atrodo nei pas mane. Laukiam kvalifikacijos, o toliau seks poriniai, jeigu praeisim kvalifikaciją. Grįžo po kvalifikacijos tiek Gytis, tiek Rytis, kadangi Gytis 10, Rytis 11. Gytis pirmu įbesdėjo 7,4, jei neklystu, antru 81. Tikrai solidu. Ir Gytis į porinius tikrai keliaus, tai porinius tikrai pamatysit Gytį, dar ties čia video nesibaigė. Rytis surinko pirmu 69, dėl antro nesu tikras, bet buvo lygtais mažiau. Tai Rytis, aš manau, irgi turėtų praeiti kvalifikaciją, esu 41, tai dabar tiesiog laukiu, kol parveš vaistų, išgėriau visą likusią arbatą, turiu dar vieną nuo gerklės čiulpinuką ir tikiuosi neapsivemdęs, labai pykina irgi. Bandysim kažkaip išgyventi, tikiuosi kuo mažiau dūmų gauti į saloną, nes labai graužia gerklę nuo jų. Tikėkimės, gal kažką irgi pavyks įbesdėti. Manau, galbūt prašiau nei Gytis, galbūt prašiau nei Rytis, bet tikiuosi bent taškų gautų, ne su nuliais grįžti. Vizgirda ir Baltrušaitis. Vizgirda priekyje, Baltrušaitis iš paskos. Abu pakankamai nuožmūs oponentai, taip pat susitikę ir praeitose etapuose. Vizgirda čia puikus kampas, bet labai čia daro kritinę klaidą. Vizgirda bus unchaseable lead runas. Suvažiuoja taip į vidų, kad... ir Baltrušaitis dar gauna šiokių tokių.
girdžiu, aš asilas. Kiek kitaip atrodo šie du bolidai. Merci. Baltrušaitis dabar jau priekyje, Vizgirda iš paskos. Panašu, kad pažeidimų kažkokių didesnių nepatyrė nei vienas, nei kitas. Per pirmojosius važiavimus Vizgirda labai netiksliai važiuoja per persimetimo zoną, važiuoja tiesiai, net nepersimeta savo bolido ir čia panašu, kad Vizgirda skandina savo bendrus taškus. Baltrušaitis suvažiuoja neblogai, bet one more time tikrai nebus. Laimi 42 numeris Domantas Baltrušaitis. Nieko. Na ką, baigėsi šiandieną Alytaus etapas. Tai buvo antrasis Street lygos etapas, kuriame mes top 32 dėja, bet pralaimėjome Ukmergės motorsport komandos nariui. Truputėlį apmaudi klaida. Rėmė, kad gavome 0 lyd važiavime, dar buvo vilčių čia važiavime kažką pagauti, tačiau dėja, bet konkurentas buvo daug pranašesnis šiandieną, o mes, manau, susimatysime Šiaulių etape, kur stengsimės prasibrauti pro top 32 barjerą ir keliauti ant podiumo. Tikrai šiandieną matė daug važiavimų, smagu, kad nekabinome blokų, viskas saugiai, stabiliai, bus galima važiuoti namo atgal savo eiga, ko realiai ir tikėjausi iš varžybų, praeiti kvalifikaciją ir dar savo eiga grįžti namo. Alytaus trasa tikrai labai smagi yra, labai įdomus jos yra pasistatymas, nes kaip ir yra vieta, nuo kurios tu privalai slysti šonu, tačiau visi pradeda slysti daug anksčiau ir sunku nuspėti važiuojant paskui. Čia jis pozicijoje, ties kuria vieta jisai pradės važiuoti šonu ir truputėlį buvo jauduliuko bandant atspėti, kada jisai pradės. Klipinai yra arti blokų, todėl tikrai buvo daug avarijų. Laimė mums komandos nariams pavyko viso to išvengti. Apmaudu, kad Deividas nepraėjo kvalifikacijos, Rytis taip pat teko man vienam ginti mūsų komandos garbę top 32. Tikėkime, kitą kartą pasiseks labiau. Žinome, ką taisyti, į ką atkreipti dėmesį. Manau, kad tikrai grįšime į Šiaulius stipresni. Ten buvo pirmos mūsų varžybos daugeliui ir manau, kad bus smagu tenai grįžti. Pažadam, kad tikrai važiuosime daug užtikrinčiau, tvirčiau ir remsime daug arčiau.